Sveiki visi, ketvirtadienis, 4 valanda popiet, tradiciškai 231 apžvalga iki eilės ir jau turime gruodžio 5. Tai metai eina į pabaigą, liko vos kelios savaitės iki švenčių, po kurių jau galėsime skaičiuoti vėl kitus sekančius 2025 metus. Tai ši savaitė tokia, sakyčiau, ir ramiai ir įtempta tuo pačiu metu. Naujienų ekonominių reikšmingų turbūt, kad mes neturime, bet turime daug politikos. Politika veržiasi per visur. Tai, kaip žinia, pirmą kartą per 60 metų žlugo prancūzų vyriausybė, kur tiek radikali kairė, tiek dešinė sutriuškino balsavime nepasitikėjimo premjeru. Premjeras atsistatydina, įteikia Makronui savo atsistatydinimą, jisai bus greičiausiai patenkintas, na ir lauksime naujų rinkimų. Na ir taip pat opozicija, jeigu taip ją galima dabar vadinti, reikalauja ir Makrono atsistatydinimo, kad kitais metais būtų renkamas naujas prezidentas. Na tai vėlgi vienoje svarbiausių Europos valstybių yra suirutė, politinė suirutė ir jinai ganėtinai rimta, leidžianti atidaryti vartus, sakyčiau, radikalioms partijoms ateiti į valdžią. Tai šiek tiek neramina, nes stabilumas, politinis stabilumas yra labai svarbus ekonominėje aplinkoje ir jeigu jo nėra, mes matome ir ekonomikoje sutrikimus. Tai skirtingai, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, kur vyrauja dvipartinė sistema, iš tiesų vienas arba kitas sprendimas, galima jam pritarti arba nepritarti, bet iš tiesų sprendimas yra priimamas ir labai daug to politinio stabilumo kaip ir negali būti, nes tiesiog laukiama sekančių rinkimų. Tuo tarpu Europoje mes matome rizikingą politiką, kur iš tiesų įtampos ekonomikoje yra pakankamai aukštos, kur įtampos tenkinti išaugusius poreikius, kas liečia socialinės klausimus, sveikatos klausimus, migracijos klausimus. Ir tai atveda į valdžią įvairius radikalius sprendinius, kurie iš tikrųjų netaušina tos politinės aplinkos, bet jie kaip tik kaitina. Na ir galima toliau tęsti, tai nerimas dėl Rumunijos, Kalin Georgescu, žmogus, kuris buvo mažai kam žinomas, bet laimėjo pirmame etape rinkimus į prezidentus ir vėlgi, kuris yra prorusiškas ir audrina, sakykime, aplinkinių valstybių vaizduotę, kas bus su šia šalimi ateityje. Tai tokių įvairių politinių nestabilumų yra pakankamai daug, tiek prancūzai, tiek rumunai. Prieš kelias dienas Pietų Korėjos iššūkis, kur prezidentas skelbė karo netgi padėtį, kur dalis rinkos apskritai tai galvojo, kad yra tas vadinamas deep fake situacija, kur galbūt kažkas tai pasinaudojo tiesiog kompiuteriniam sistemom ir pralaužė sistemas, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Ir opozicijos tie tarpusavio kovos yra, išties įspūdingos. Tai šios valstybės iš tiesų neramina rinkų. Tačiau kas yra svarbu, tai pasižiūrėjus į tą patį VIX-as yra nusileidęs. Tai globaliai ir ypatingai JAV akcijų rinka yra pozityvi. Rizikos matomos minimalios, 13,5 punktų šiandien buvo, labai netoli žemiausio taško per paskutinius slenkančius metus, tai kai buvo šiek tiek žemiau 11. Tai 13 punktų rodo iš tiesų tam tikrą tokią kalėdinę ramybę, kur, kai kuriais atvejais netgi atrodo keistokai, kiek daug įtampų, nes vėlgi apie politiką kalbant, tai vėlgi Izraelio, Libano paliaubos jos neatrodo tokios tvirtos, kaip prieš savaitę buvo susitarta ir mes jau prieš savaitę kalbėjom, kad jos greičiausiai yra laikinos, bet jau netgi po savaitės laiko jos yra testuojamos. Tai yra tokie pavieniai, galbūt apsišaudymai vyksta, vargu bau gali tai gal net peraugti ir į kažkokius tai rimtesnius reikalus. Ir šios dienos be abejo topinė naujiena, kur visos naujienų portalai žiba, tai Bitcoinas perlipo $100,000 ribą. Priežastys kokios, tai
pagrindinė tai yra, kad tvirtinamas naujas žmogus em, vadovauti vertybinių popierių priežiūros komisijai, kuris labai svarbus žaidėjas yra prižiūrint visus apskritai investicinius objektus, tame tarpe ir įvairias kriptovaliutas. Tai Trumpo administracijos atstovas, jisai įvardyjamas kaip palankus kriptovaliutom ir dėl to mes pamatėme didesnį šuolį. Tai apskritai Trumpo administracija tampa tokiu technokratų administracija. Klausimas, kiek tai nuves, nes, sakykime, tas balansas tarp technokratų ir politikų turėtų būti tam tikras, bet va tokiose srityse kaip Elono Musko atėjimas, kaip, sakykime, vertybinių popierių komisijos vadovo keitimasis, na, iššaukia ir kriptovaliutų judėjimą. Na, apskritai galima konstatuoti, kad per šios metus kas liečia bitkoinas, pakilo 2,5 karto ir tiem šuoliams buvo iš esmės du tokie postumiai. Tai pirmas metų pradžioje, tai kad teismas privertė būtent prieš tai buvusi vertybinių popierių komisijos vadovą pripažinti, kad kriptovaliuta yra tinkamas instrumentas ir gali patekti į lisinguojamus fondus, į biržą, į prekybos aikšteles. Na ir antras postumis, tai yra būtent jau lapkričio mėnuo, kai yra išrenkamas Trumpas ir visi mato, kokie rėmėjai ir žmonės yra aplinkui, tai tame tarpe ir palankus kriptovaliutai ir kripto rinkai. Tai simbolika, 100 tūkstančių, nėra jokio didelio skirtumo tarp 99 ir 100 tūkstančių, tačiau 100 tūkstančių yra psichologiškai svarbi riba, kuri buvo šiandien dienai kirsta ir 103 tūkstančiai dolerių už vieną bitkoiną yra pasiektas lygis. Kaip bus matyti toliau, na, augimas iš ties yra labai stiprus, labai greitas. Viskas priklausys nuo naujienų ir sprendimų, kurie bus priimti. Na ir kas yra charakteringa gruodžio mėnesiui, tai praktiškai su gruodžio mėnesio pradžia prasideda didžiosios lenktynės dėl ateities spėjimo. Tai iš Yahoo Finance išsikirpau šį paveikslą, kuriame remiantis Bank of America ir Bloomberg duomenimis yra daromi spėjimai, kaip atrodys Jungtinės Amerikos valstijos sekančiais metais. Tai daugiau mažiau yra kalbama apie tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos neturėtų importuoti recesijos iš kitų stagnuojančių ekonomikų. Tai tos stagnuojančios ekonomikos tai yra ir besivystanti Azija, tai yra Kinija ir ta pati eurozona. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos 25 metais toliau turėtų augti. Na ir priežastys yra iš esmės, tai yra vėlgi Trumpo politika mažinti pelno mokesčius, įmonių veiklos rezultatų stabilumas ir, na, iš tiesų greičiausiai stiprėjantis Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo ekonominėje plotmėje, globalioj plotmėje turėtų išlikti. Tai praėjusiais metais aš irgi dariau kirpimą, praėjusiais metais buvo antraštės tokios, kad Wall Streetas goes all in 24 metam. Įdomu buvo pastebėti, tai pasiteisino su kaupu, kaip bus šiais metais tikrai niekas nežino, prognozijas pildosi arba nesipildo, tai 50-50, bet šiaip prognozijas yra daugiau mažiau pozityvios 25 metam, bent kas liečia Jungtinės Amerikos valstijas. Iš esmės laukiama ekonominio augimo tolimesnio. Na ir kas su valiutų kursais, tai doleris stabilizavosi ties 1 eurų, tai yra ties kursu $1.05 už 1 eurą. Vėlgi čia įtakos turi keletas faktorių, tai doleris išlieka stiprus dėl to, kad prognozuojama lėtesnis palūkanų mažinimo etapas doleriais, eurais greičiausiai greitesnis. Infliacija išlieka pakankamai doleriais aukšta, na ir stabilumas kurse išlieka. Įdomus viražai vyksta su dujomis, dujos šiek tiek atpigo, buvo pasiekusios kone prekybos metu 49 eurus už megavatą, tai gerokai aukščiau negu buvo prieš metus, tai pagal grafiką sprendžiant prieš metus turėjom 40 eurų už megavatą ir visiškai priešinga tendencija, tai yra kritimo. Na, žiūrint į grafiką, sakyčiau, kad tendencija kol kas nėra sulaužyta, bet matosi tam tikras bandymas stabilizuotis ir
atsiranda vis daugiau vėlgi prognozių, kad žiema nebus tokia šalta. Tai čia tikėk, ko nori, bet dar prieš savaitę buvo pasakojama, kad žiema bus šaltesnė negu įprastai, dabar jau šiltesnė. Bet kokiu atveju lapkričio mėnuo jau praėjo, turime gruodį, saugyklos užpildytos iki kitų metų sausio vidurio, ko gero, mes galėsime net pilnai Europą nepasipildžius dujų, galėtų gyventi, na, o pasipildymas jisai tikrai bus ir ko gero, kad vis tiek ta tendencija turėtų persilaužti į pigimą ir kas prisidėtų prie infliacijos spaudimo mažinimo, prie energijos kainų mažinimo, nes praėjusiais metais jau būtent šiuo metu jau kaina dramatiškai leidosi žemyn. Kol kas judėjimas yra į viršų. Tai matysime. Čia veikia vėlgi, veikia tie faktoriai, kad ties naujais metais baigėsi Rusijos dar likučių importo sutarties nutraukimas per Ukrainą, probleminės šalės Austrija, Vengrija, kurios šiuo tiekimu buvo parėmė savo energetinius išteklius. Na, bet jie tikriausiai, kas liečia Austriją, aš net nebejoju, kad bus tos problemos išspręstos. Na ir nafta stabilizavosi, vis laukiama OPECO sprendimo, jie diskutuoja dėl gavybos 25 metais. Kaina visiškai stabilizavosi ties $72, grafikas labai stipriai spaudžiasi, stabilizuojasi, tikrai matysime iššovimą į vieną arba į kitą pusę, taip ilgai netrunka tokie stabilizacijos laikotarpiai. Na ir S&P 500 pramušė rekordą 6000 ir nurūko, jeigu galima taip išsireikšti, ganėtinai toli, 6080 punktų, daugiau netgi. Ir kai skaičius auga, tie skaičiukai keičiasi daug greičiau, nes kiekvienas procentinis pokytis duoda vis didesnį įtaką. Tai, kaip ir minėjau, veiklos rezultatai, politikos prognozuojamumas tam tikras Trumpo, kaip tai paradoksaliai beskambėtų, ekonominis prognozuojamumas. Na ir pasigirsta tokių minčių, kad būtent pelno mokesčio mažinimas į verslą sukta politika, jinai turėtų atremti neigiamą įtaką, kuri ateina iš muitų karų, kuriuos Trumpas žada. Plius kitas dalykas, čia per paskutinės kelias savaitės iš Trumpo yra tam tikras švelnėjimo momentas. Tai yra, jeigu ten kinams buvo siūloma kalbama iš pat pradžių apie 60% visom prekiam didinti muitus, tai dabar jau kalbama apie 10 vos ar ten 20%. Na ir ta pozicija švelnėja. Tai vat, praktiškai lapkričio mėnesį, lapkričio antroji pusė formavosi labai graži tendencija, labai plokščia, nuosekli ir jinai juda į priekį. Vario kaina praktiškai nesikeitė, šiek tiek pabrango, bet tas pokytis nėra reikšmingas, čia irgi tam tikras stabilumas. Na ir auksas irgi stabilizuojasi, laukia, žiūri, kokie bus sprendimai dėl palūkanų, kažkiek galbūt lemia ir bitkoino čia šiek tiek šuoliai. Šiaip bendrai viksas matėm arti rekordinių žemumų, tai tas auksas kaip ir neturi parako kažkokius daryti didesnius viražus. Na ir mūsų fondai išlaiko stabilius rezultatus visais metais, tai žemos rizikos fondai tarp 6–10% grąža, vidutinės rizikos fondai tarp 13–19% grąža. Naujai, beje, noriu atkreipti dėmesį, tikrai naujai užkrautas mūsų naujas fondas C² Ars Dynamic. Pagal strategiją labai panašus į Global, bet turintis mažesnius mokesčius iš tiesų demonstruoja tai, ko ir laukiame, kad jisai darys geresnį rezultatą negu mūsų vienas populiariausių EIB. Tai tas pasiteisino, atotrukis yra virš 2 procentinių punktų šiais metais. Tai yra tikrai neblogas rezultatas, kuris leidžia vidutiniai rizikoje uždirbti šiek tiek daugiau. Ir tas, kas turi iš anksčiau pasirinktus fondus, tai gali atkreipti, pasižiūrėti, nekeičiant rizikos, gali galbūt pasidaryti savo sprendimus. Ir aukštos rizikos fondai, tai JAV fondas, kaip ir galima nuspėti, augant tokiais tempais, augo šiais metais 40%. Na ir europiniai fondai bei žalesis fondas iš tiesų demonstruoja 17–20% siekiančias grąžas. Tai kaip ir viskas atrodo tikrai neblogai. Na, kitas susitikimas 232 iš eilės bus gruodžio 12 dieną, 16 val. Tradiciškai. Na ir dabar laikas klausimams tam, kas dalyvavo gyvai.